29 skyrius. Bausmė. Laikas nuspręsti, ką darysime su raudonaisiais babaušiais, tarė ponas Žandiniočius, vyriausias elfas, šluostydamas ilgą barzdą geltoną nosinę, nes buvo apsitaškęs ją slyvų sultimis. Ta akimirka jie netikėtai išgirdo balsą. Oho, pasirodo čia puotaujama. Gal norėtumėt keliauti su manim į burtininkų žemę ir šiek tiek padirbėti? Visi sunerimę atsisuko. Virš jų, pasilenkęs per šaką, stovėjo burtininkas ir tingiai kaip katė mirksėjo žaliomis akimis. Tai galingasis burtininkas, tarė Mėnulveidis ir atsistojęs nusilenkė. Nes galingasis burtininkas iš tikrųjų buvo nepaprastai galingas. Kiti irgi nusilenkė. Kas jis? Sušnibždėjo Franė. Galingiausias pasaulyje burtininkas, pašnibždomis atsakė Šilkaplaukė. Jis nusileido kopėčiomis, vadinasi, raudonųjų babaušių šalis pasišalino, atplaukė burtininkų šalis. Jie visą laiką ieško tarnų, turbūt galingajam burtininkui irgi prireikė tarnų. Aš nenoriu tarnauti burtininkui, tarė Franė. Ir netarnausi, atsakė Šilkaplaukė. Jis nėra blogas, jis neišsiveda nei vieno, kas nenori eiti su juo. Pas jį dirbti naudinga fėjai, kuri nori išmokti kerėti. Galingasis burtininkas lėtai markstėsi apžiūrinėdamas būrelį įsitaisiusiu ant šakų. Man reikia kokio 100 tarnų, tarė jis. Kas eis su manimi? Visi tylėjo. Mėnulveidis vėl atsistojo ir nusilenkė. Jūsų didenybė, tarė jis. Nei vienas iš mūsų nenori palikti užburto miško. Mes čia laimingi. Galbūt rasite kitų, kurie mielai iškeliaus su jumis? Maldaujame nepasiimti nei vieno iš mūsų. Turiu mažą laiko, tarė burtininkas ir žaliomis akimis nužvilgė draugiją. Mano šalis maždaug po valandos pasitrauks nuo tolumų medžių. Ar galite man suieškoti tarnų? Jei surasite, neliesiu jūsų. Visi susirūpino. Tik Džo pašoko švytinčių veidų. Jūsų didenybė, ar tiks raudonieji babaušiai? Kuo puikiausiai, atsakė galingasis burtininkas. Jie sumanus ir klusnus, bet babaušiai niekada nesutiks eiti su manimi. Jie turi savo šalį. Mėnulveidis, kaip jis ten ir prikaistavinis, pradėjo kalbėti visi kartu. Galingasis burtininkas pakėlė ranką ir jie nutilo. Kalbėkit po vieną, tarė jis. Pone, prabilo Mėnulveidis, šio medžio kamene mes įkalinom apie 100 babaušių. Iš pradžių jie buvo suėmę mus. Būtų labai malonu, jei pasiimtumėte juos ir išmokytumėt drausmės ir gražaus elgesio. Galingasis burtininkas nustebo. 100 babaušių, tarė jis. Keista, paaiškinkite. Mėnulveidis paaiškino. Galingąjį burtininką sudomina jo nuotykis. Lipkim žemyn ir po vieną išleiskim babaušius, nudžiugo Džo. Greičiau, jie pakraups pamatę burtininką. Tekančios saulės spindulių nušviesti, visi ėmė leistis žemyn. Kaip nuostabu. Draugija priėjo prie durelio. Už jų buvo girdėti riksmai, ginčai ir stumdymasis. Nesigrosk, tu mane sutraiškysi. Mėnulveidis atsklendė ir atidarė duris. Laukiai išvilpė raudonasis babaušis ir nukrito ant samanų kupsto. Jis atsistojo, sumirksėjo nuo ryškių saulės spindulių ir ruošėsi sprukti. Bet galingasis burtininkas pliaukštelėjo jam burtų lasdelę ir babaušis sustingo. Nebegalėjo pajudėti, o pamatęs burtininką persigando. Vienas po kito raudonieji babaušiai lėkė pro dureles ir burtininkas juos sustingdavo. 10, 20, 30, 40, 50, 60
Jie slydo šliuožynę ir lėkė pro dureles, nustebę ir išsigandę. Franė sukikeno. Vaizdas buvo juokingas. Nedorėliai babaušiai griežtai nubausti, pasakė jį šilkaplaukiai. Jie nulipa kopėčiomis įkalinti jūsų, bet patys atsidūrė spąstuose, o dabar kažkas jos išsiveda į savo šalį. Raudonieji babaušiai surūgę stovėjo vienoje eilėje ir negalėjo pabėgti. Žengte marš, tarė burtininkas, kai pro dureles išlėkė paskutinis. Ir paniurę babaušiai ėmė ropštis į medį. Bėgti buvo beprasmiška. Burtininkas užkirėjo jų kojas. Jie užkopė į medžio viršūnę ir pro didelį baltą debesį įžengė į burtininkų šalį. Gavo ko nusipelnė, tarė Džo. Kokia buvo naktis, kaip įdomiai ją praleidau. Brr, kaip šalta, drebėdamas pasiskundė prikaistuvinis. Šalta? Nustebo Bet ir Franė, įkaitusios rytmečio saulėje, dabar šilta kaip pirtyje. Jis nebeturi prikabinės nei vienos keptuvės, paaiškino kaip jis ten. Podai jam buvo vietoj paltą, vargšas prikaistuvinis. Jis man nepatinka be keptuvių ir podų, pareiškė Franė. Labai varganai atrodo. Ar negalime jų surinkti, juk visi mėtosi ant žemės aplink medį. Draugai puolė rinkti prikaistuvinio turto. Jis labai apsidžiaugė. Vaikai prikabino jam virdulius ir keptuvės, vieną uždėjo ant galvos, kai kurie prikaistuvinio indai buvo apdaužyti ir įlenkti, bet jis dėl to per daug neliūdėjo. Na štai, patenkinta tarė Franė. Dabar esi kaip žmogus. Be keptuvių atrodai klaikiai, kaip sraigė be kriauklės. Man nereikia auklės, įsižeidė prikaistuvinės. Tu blogai išgirdai, puolė aiškinti Franė. Ledai? Nudžiugo prikaistuvinis. Iš kur čia ledai? Kokie? Aš kalbėjau apie kriauklę, neteko kantrybės Franė. A, kriauklė, galų gale suprato prikaistuvinis. Kokia kriauklė? Bet Franė jau buvo užmiršusi, apie ką kalbėjo, todėl papurtė galvą ir nusijaukė. Nesvarbu, sušuko ji. Mes turime eiti, tarė Džo. Mama jau pabudo ir nerimauja dėl mūsų. Dieve, kaip noriu miego. Einam, sesės. Vaikai atsisveikino su medžio gyventojais ir per užburtą mišką patraukė namo. Šilkaplaukė grįžo į savo namelį medę, svarstydama, kodėl tokiame įdomiame nuotykėje nedalyvavo jos žadintuvas. Pasirodo, jis miegojo. Mėnulveidis žiovaudamas užsiropštė į savo kambarį. Kaip jis ten ir prikaistuvinis irgi ėmė lipti į viršų, bet buvo taip nusivarę, kad kietai užmyga bekopdami. Ir pikčiurna kaukas įgrūdo jos tarp storų šakų, kad miegali nenusiristų žemėn. Ponia skalbyklė nusprendė šiandien nieko neskalbti. Netrukus medį apgaubė tyla. Buvo girdėti tik, kaip jis ten knarkimas. Toli burtininkų šalyje triūsė babaušiai. Juk jie gavo, ko nusipelnė, tiesa. Dabar gerai pagalvos prieš grobdami žmonės. 3 vaikai parėjo namo ir labai nustebino mamą. Kaip anksti atsikėlėt, tarė ji, maniau jūs dar lovose, o jie mat išėjo pasivaikščioti prieš pusryčius. Visą dieną vaikai knapsėjo nosimis, o vakare gulti nuėjo labai anksti. Šiąnakt jokių užburtų miškų į tolumų medžių, tarė Džo, lipdamas į lovą. Siūlau ten greitai neiti, per daug nuotykių ir jaudinimasi. Bet miške jie atsidurs netrukus, pamatysit.